Vietojo Arkadijo. Baidų. Yra neatleistas nei vienas. Arkadijo. Vėl šokiai su kamoliu, baudos aikštelė, na, ar bus smūgis, smūgis blokuojamas. Arkadijo Baido. Žiūrės, ne pirmieji prisiliepimai, šokiai. Šoka gerai aplink kamolį. Eduardo. Rūrė. Kairį kraštą. Pikčiūnas nuošalė, kyla į viršų teisėjo asistento vėliavėlė. Na, beje, tame epizode, po kurio buvo parodytos raudonos kortelės, vis tiek žaidžia iki galo. Ir čia tas kolektyvinis toks kamulio atėmimas pasiteisina. Dabar svarbu nepaskubėti. Eduardo. Eduardo gali žaisti individualiai, tą ir daro Eduardo. Badų. Taip pat individualiai stiprus žaidėjas. Badų, perdavimas, rikošetas ir viskas baigėsi. Dvikova aikštės krašte. Badų. Pikčiūnas. Į 7 minutės yra pridedamos. Taip, prisiminkime ir tas. Ir keitimų nemažai ir tas epizodas. Kiek labiau link gynybinio dutų. Na ir vėl bus turbūt solo numeris. Šį kartą ir aktyviausi incidento dalyviai. Pasitaiko futbole tokių dalykų. O Darius Gvildys vadovauja savo ekipai. Tuomet greičiausia, kai bus pauzė žaidime, čia Valdas Paulauskas ir ojojoj, kortelė. Kortelė bus ir ne viena šioje situacijoje. Pirmiausia, atbėgusių žaidėjų kur kas stipresni. Nepražanga. Badu. Pikčiūnas. Ten tokia dvikova, kur... Ir tai yra viskas. Viskas.